Mūdvi su Beatriče tikrai labai mėgstame keliauti, tad automobilinė kėdutė yra vienas svarbiausių pirkinių. Kaip ją įsirinkti? Pats svarbiausias pirkinys yra automobilinė kėdutė. Kaip įsirinkti? Labai trumpai galiu pasakyti, kad vaikui iš principo reikia 3 automobilinių kėdučių. Tai naujagimio kėdutės, tada nuo 76 cm yra antra kėdutė, kuri naudojama 3-4 metus. Ir trečia kėdutė, kuri naudojama nuo metro. Nereikėtų maišyti to, kad vaiko nei amžius, nei svoris jokios reikšmės neturi. Automobilinę kėdutę reikėtų rinktis pagal ūgį. Man atrodo, kad renkantis kėdutę svarbiausia yra saugumas. Tai kaip įvertinti, kad ta kėdutė bus tikrai labai saugi mano kūdikiui ir po to jau vaikui? Visų pirma, reikėtų rinktis labai žinomus gamintojus, kurie, pavyzdžiui, Britexas automobilinės kėdutės gamina nuo 66 metų ir vis dar yra rinkos lyderiai. Tai iš tikrųjų, tai jau tai sako. Kitas dalykas, pas mus yra parduodamos visos kėdutės be išimties yra sertifikuotos. Trečias dalykas, ką galbūt reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra nepriklausomi crash testai, tokie kaip ADAC, Outmac ir visi kiti, kurie skelbia saugumo būtent testus, crash testus. Ir dar vienas iš svarbiausių dalykų yra teisingas automobilinės kėdutės pritvirtinimas automobilyje ir dar vienas svarbus dalykas yra teisingas vaiko pritvirtinimas automobilyje. O gal galite parodyti vizualiai, tai kaip reikėtų teisingai tą kėdutę pritvirtinti? Žinoma galit. Visas automobilinės kėdutės skirtos naujagimiam yra be išimties gali būti tvirtinamas diržais, bet diržais tvirtinti automobilinę kėdutę, kai joje yra vaikas ir lauke lietus lyja, nėra labai patogu. Todėl labai daug tėvų daro paprasčiausias klaidas tvirtinime. Įtvirtina kėdutę ne visiškai taisyklingai. Aš rekomenduočiau to nedaryti ir automobilinę kėdutę tvirtinti ant bazės. Dar labai yra patogus dalykas, kai automobilinė kėdutė turi gulimesnę padėtį. Kaip ir minėjau, žymiai patogiau, saugiau ir teisingiau įtvirtinti automobilinę kėdutę su baze. Tai ta bazė įsitvirtina automobilyje, atnešat vaiką, viskas. Kuo dar išsiskiria Britexas, kad jeigu įsigijat bazę ir automobilinę kėdutę, ant šitos bazės galima uždėti sekančią kėdutę, kuri skirta didesniam vaikui. Ir šioje kėdutėje vaikas jau augs iki metro, tai yra iki 4 metų. Labai patogu, kai kėdutė sukasi 360 laipsnių ir jums patogu prieiti, įdėti vaiką, išimti vaiką iš mašinos. Ir kol yra galimybė, reikia vežti visą laiką vaiką nugarą į kelią. Kai vaikas išauga, galima atsukti šitą pusę ir važiuoti veidu į kelią. Arba jeigu atsitiko taip, kad jūs įsigijot kėdutę be bazės ir nusprendėt įsigyti sekančią kėdutę, Britexe yra ir komplektą parduodamos kartu su baze. Tai būtent Dual Fix Pro, kuri lygiai taip pat turi sukimo funkciją, lygiai taip pat galima važiuoti nugarą į kelią ir lygiai taip pat galima važiuoti veidu į kelią. Ir sekanti kėdutė būtų, kuri yra nuo metro ir kuri skirta didesniem vaikam. Šita kėdutė lygiai taip pat tvirtinasi su Isofixu, kas yra tikrai gerai, nes pati kėdutė prisisega prie automobilio. Kuo unikali šita kėdutė? Tai kad turi diržiuką per vidurį sėdynės, nes paprastai šio tipo kėdutėse visi vaikai tvirtinasi jau automobiliniu diržu. Tada diržas einantis per juosmenį veriasi į šitą kabliuką ir vaikas neturi galimybės išslysti apačion į apačią, kad diržas, kuris eina per petį, ir eitų per petį. Antras dalykas, kuo unikali šita kėdutė, tai turi diržo paminkštinimą. Įsideda automobilinio diržo paminkštinimas. Ir Britexas teigia, kad apie 20-25% smūgio jisai sugeria. Šoninė apsauga, kuri dedasi į durelių pusę. Ir auga kartu su vaiku.
nuolat girdžiu, kad vaikutį visų pirma reikėtų sodinti taip, kad jisai veiduku žiūrėtų į mašinos galą, ar ne? Kodėl tai yra svarbu? Nugarai kelia. Taip, nugarai kelia. Ypač tai svarbu naujagimiam. Netgi yra rekomendacijos, kad bent jau iki 15 mėnesių važiuotų vaikas nugarai kelia. Skandinavai važiuoja ne iki 7 metų, perka specialias kėdutės. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad gimusio vaiko kaklo raumenų iš principo nelabai yra dar. Kauliukai yra minkšti. Galva sudaro apie 20-25% kūno masės. Mano daug dievė, kad 6 kokius sudaro. Tai ir įvertinant tai, kad yra mažai raumenų arba galvytė. Svarbiausias dalykas, ką reikėtų saugoti, yra vaiko galva. Ir statistiškai yra įrodyta, kad mes daugiausiai važiuojam į kažką. Tai kai vaikas važiuoja, nugarai kelia. Jeigu mes kažką tai padarom, tai jisai turi iš karto atramą, kuriamasi galvytė. Ir dėl to yra pats saugiausias būdas. Čia netgi nežiūrint jokios gamintojus į nieką. Tiesiog visiems taisyklė. Visiems taisyklė. Kuo ilgiau, tuo geriau. Ir kuo kėdutė didesnė, atsukta jau sekanti kėdutė nugarai kelia, tuo ilgiau vaikas bus nugarai kelia ir tuo jisai tikrai bus labiau apsaugotas negu veidai. Tai matau, kad kai kurias kėdutės rekomenduoja specialistai. Kuo jos yra išskirtinės arba į ką svarbu dar atkreipti dėmesį? Taip, specialistai apžiūrėjo, įvertino kėdutės ir dėl taisyklingos nugaros padėties, dėl visų tų apsaugėlių ir paminkštinimų diržiukų, jie nusprendė, kad tai viena iš kėdučių, kurią tikrai jie gali rekomenduoti. Man tai, žinok, štai patinka ir iš funkcijų, ir iš išvaizdos labai. Tai žinok, būtent šią kėdutę automobilinę mes su vyru ir pasirinkom. Ir vienas funkcionalumas, kuris tikrai labai pasiteisino, kaip tik savaitgalį prižiūrėjom dukterėčią ir supratom, kad čia yra the best funkcionalumas, kai kėdutė pasisuka link durelių ir tada tu gali ypatingai didesnį vaiką paimti į rankas ir tiesiog išimti iš automobilio. Tai mūsų šeimai bent jau pasirodė šitas pasirinkimas tikrai labai geras, patvirtino savaitgalio praktiką. Tai nežinau, rekomenduoju tau su vyru irgi apsvarstyti būtent šitą kėdutę. Apibendrinant, už kokias funkcijas iš tikrųjų verta mokėti, o kas yra tiesiog marketingas? Visų pirma, tai kėdutė, kaip ir minėjom, reikia pirkti dėl saugumo. Tai kokios funkcijos? Visos tos funkcijos, kurios leidžia mums teisingai ir gerai pritvirtinti tiek automobilį kėdutę, tiek vaiką automobilyje. Visų pirma, tai izofixas. Visų antra, tai tas pats, ką minėjo Beatričė, iš tikrųjų labai patogu padėti vaiką pasukus kėdutę ir įtvirtinti. Ir trečias dalykas, galbūt į ką reikėtų atkreipti dėmesį pagrindinį, kad vaiko kėdutė turėtų būti skirta būtent jo ūgiui. Nebūtų per didelis vaikas arba per mažas vaikas tai ūgio kategorijai. Na, galit pasidomėti ADAC testais, dar kažkuriais tai crash testais populiaresniais, bet visų svarbiausia, kad vaiko automobilinė kėdutė atitiktų vaiko ūgį. Tai tikriausiai renkantis kėdutę instagraminių kampų mes jau nebeieškom toje kėdutėje, nes čia svarbiausia yra saugumas. Na, tos pačios kėdutės yra ir instagraminės, nes yra įvairių spalvų, atspalvių, dizainas taip, funkcionalumas taip, gal šiek tiek mažiau negu vežimėlių, bet tikrai yra didelė pasirinkimo galimybė. Kas apsprendžia saugumą, tai dažnai mama sako, oi, kėdutė minkšta, arba ne, atvirkščiai sako, kėdutė kieta. Bet tas laisvumo laipsnis, ta prasme, jeigu jūs ten pagalvių pridėsit ar dar kažko, tai neigiamai veikia saugumą. Didesniem vaikam vėlgi ten reikia žiūrėti pagal automobilinių kėdučių kategorijas. Kuo didesnis vaikas, tuo gulima padėtis yra atvirkščiai proporcinga saugumui. Tai tos funkcijos, kurių kartais mamos prašo, kad didelis vaikas gulėtų mašinai, irgi nereikalinga arba tai nėra labai saugu. Ačiū, kad žiūrėjote. Primenu, kad šią ir kitas laidas galite žiūrėti Delfi TV. Iki pasimatymo kitą kartą. Viskas, kas reikalinga ir naudinga vaikams bei tėveliams.